Labas, Kesas čia. Šiandien su lauke turiu šoninę su oda, bandysiu parūkinti ją pirmiausia, po to dėsiu į orkaitę ir bandysiu padaryti šoninę su traškia odelė, bet rūkyta. Jau šiek tiek laiko kūrenu, užrastuojas iš vidaus, termometras čia jums nesimatys turbūt, bet yra apie 90, vienoj pusėje, kitoj pusėje 100 laipsnių. Dabar dėsiu šoninę, turbūt štai šitoj dalyje, kur nors žemyn. Gal štai čia dėsiu žemyn odą. Čia atsinešiu dar vandens, reikia, pripilsiu. Na ir turiu dar šiek tiek kepsnių. Brolis prašė išrūkint. Ir taip padarysim kokias 2 valandas, 3 valandas. Gal mažiau šiek tiek parūkinsim. Dabar einu vandens. 52 laipsniai mėsos viduje, lyt pradeda. Vidus apie 64. Kai kur 70-67 laipsniai. Nebe daug jau liko. Šiek tiek dar palaikysiu ant ugnies, kad paskrustų. Ir nešiu į orkaitę, užtepsiu biškutį acto ant viršaus, kad sudarytų labiau tokia traški oda. Ugnį paskutinės 20 minučių laikau ganėtinai nemažą, kad pakiltų temperatūra. Prieš tai buvo toksai labiau gal šaltas rūkinimas, kad daugiau dūmų būtų. O dabar pakėliau temperatūrą. Vis dėlto jau apie pusę 3, 2 valandas. Tikrai rūkinasi. Ir va čia matosi, kad pakilo temperatūra. Tas aprasojas termometras niekaip nepraeina. Čia turiu biškutį acto, tepu ant odos, kad dar labiau jie išdžiovintų. Ir dėsiu dabar į orkaitę, kur yra įjungtas kaitinimas iš viršaus. Ir tai palieku dar keliom minutėm, kad suskrustų viršus.